Labai šauni stovykla, iš tiesų linkėčiau kiekvienam žmogui atrasti čia, atvykus į šitokią stovyklą, į laisvę ar į kitą stovyklą, save per savo patirtį, sužinojus gerų idėjų, minčių, pabendravus su žmonėmis, kurie praktikuoja, daugiau žino, daugiau supranta, didesnę patirtį turi. Ir tokios stovyklos, jos formuoja žmogų kaip asmenybę, brandžią asmenybę, kuri gali savarankiškai pasirūpinti savimi, tiesiog sužinoti, kaip save saugoti, kad nesirgti, kad tos ligos būtų vėliau, bent jau ne dabar ir ne šiandien. Taip pat įvairiausių yra patarimų, būdų, kaip bendrauti su žmonėmis, kaip elgtis pačiam, kad neužpultų stresai, kad nekankintų baimės, kad nekankintų nemiga, kad žmogus pats mokėtų išeiti iš sudėtingų situacijų. Ir koks tas santykis su gamta, tai irgi labai yra svarbu kiekvienam žmogui. Kaip jis gyvena, kokią aplinką susikuria, kas yra aplinkui, koks santykis su augalais, su medžiais, su vandeniu, su oru. Ir iš tiesų, kai viską pajunti, jautiesi stipresnis, sveikesnis, energingesnis. Ir visą galima paskui tą energiją išnaudoti savo darbui, savo šeimai, savo siekiams, tikslams, uždaviniams, norams, galimybėms. Stovykla šauni, kaip visada. Visiems, kas vyksta į tokias stovyklas, norėčiau palinkėti neturėti niekada jokių nuostatų, neturėti jokių lūkesčių didelių, važiuoti su gera nuotaika ir jūs visada gausit to, ko norit. Jūs patys susikursit toje stovykloje savo nuotaiką, savo būseną ir tikriausiai, jeigu ir atvyksit su blogesnė nuotaika, tai iš tokių stovyklų tikrai išvažiuosit su gera nuotaika ir energija visiems ateinantiem metam iki kitų stovyklų. Visiems gerų stovyklų ir susitikimo kitose stovyklose.